Labas rytas. Geros dienelės, skanos kavelės. Taip, Rėjukai, mes bėgam. Va mano Rėjukštis. Šiandien Christmas Jumper Day. Ane? Ir šau, bus winter šau, jo. Tai va, lekiam su Rėjuku į mokyklą. Esteliukas dar namuose šiandien. Tai va, dar serga. Tai ką, pasikuriam šiai dienai. Trečiadienis. Vlogmo, juk neklystu 10 diena. Sveiki atvykę. Einam ger kavelės. Tetis pastatė taip arti. Ir tik tetis gali pastatyti mašiną va šitaip, prie bordiūro. Ačiū brangusis, kad va tokį tarpelį net palikai. Nu, žodžiu, tie vyrai. O, siaubas, netilpsim čia. Niuva, nuvedžiau Rajuką. Sėdžiu, biški čilinu, geriu kavą. Įsėdau į mašiną, važiuoju į mokyklą, pradėjau mesti klaidą, kad bagažinė atidaryta mano ant dashboardo. Gal kaip suprast? Tai visą naktį buvo bagažinė atidaryta, aš nesupratau. Nors aš vakar niekur nevažiavau, apart paimti Rėjuko ir bagažinės nebuvau atidarius. Tai vyras sako, tai gal aš, kai uždarinėjau mašiną, netyčia paspaudžiau. Nu, gal ir to, bet tai blembučki. Not good. Tai gavau sustoti, užsidaryti bagažinę ir tęsti kelionę. Tai va, viskas gerai, važiuoju namo. Eisiu Hugą išvest, nes vakar vargšelis šunelis nebuvo lauke. O jau taip nori, kiekvieną mano rytą, kiekvieną atsikėlimą neduoda ramybės. Jau žiūri tokiom akytėm, ypatingai kai pareinu. Tai sunku įvaryti vidų, nes jisai stovi laukia, laukia, kol aš uždėsiu pavydą ir eisim. Nu tai jau šiandien jam pasisekė. Nusiteikus vesti aš jį. Iš tikrųjų negalėjau vakar, nes plumberis turėjo atvažiuoti, kur neatvažiavo. Pirmąjį vėl tas pats buvo, kad plumberis turėjo atvaryti. Tai vakar jau parašiau agentūrai, sakau, jau žinokit, jau užkniso šitie žaidimai, sakau, kiek galima. Tai sakau, sakot, kad atvažiuos, neatvažiuoja, mes irgi žmonės, tai planuojamės, irgi negaliu turėti ryte planų. Ir plus visi užsiėmę esam, brangus tas laikas, tai kaip čia taip. Oi, atleiskit, toj pažiūrėsiu, kodėl jie vėl neatvyko, toj paskambinsiu jiems. Ir vėl jokių žinių, ir vėl tylu. Nu, žodžiu, žinokit, vargas su tom agentūrom, kai reikia prisišau kažką, kai kažkas sugenda, yra vargas. Pinigus paimt patys pirmi, o kaip tvarkyti, nieko jie nenori tvarkyti. Žodžiu, užknisa, belia kaip užknisa. Tai va, nervuojas iš tikrųjų, nes turi kibirą kišt, nes ten laša iš boilerio, iš pipes tų, žinot, pravedžiotų tų kaip ten tų, nu tie kaip tie, vamzdžiai va, iš vamzdžių, žodžiu, laša. Ir padėjus kibirą visą laiką reikia keisti, ryte pakeisti kibirą išpilt, paskui vakare einant, nu 2 kartus, tai pavyzdžiui, kur nors norėtum išvažiuoti negali, nes kibirą reikia pakeisti, o kitu atveju bėgs vanduo ant žemės. Nu, jeigu landlordui dzin, tai lai bėga, tegul puvo ten grindis, plemp, aš nežinau, ant kiek buki žmonės jau šitiek laiko, jau virš 2 mėnesių negali sutvarkyti vamzdukų sušiktų. Sorry už tos sušiktus žodžius, bet kartais darbai nelaiko. Tai va, ypatingai PMS-as, kai pareina man in 2 days, in 3 days, turi būti jau periodas, tai aš PMS-inė dabar visa tokia jau pasišiaušus, ant pasižiaušimo ribos esu. Tai va, tai žiūrėkit, atsargiai su manim šitas paskutinės dienas, nes tranku. Gerai, žodžiu, varau vežti Gugą į lauką. Tai va, susitiksim parke. Gugai, kur tu ten eini? Eik tu čia. Alio. Ką tik buvo faitas tarp varnų. Nespėjau užfiksuoti, nu. O tas varnos nepasidalino trupiniais. Niu, mes su Gugito jau parke. Fu, kaip žolės mirda, kažką žolė rūko. Čia yra barakas toksai va už manęs. Žodžiu, tai iš ten sklinda kvapai nekokie.
Ai, dar mažas čiūčiukas pareina. Dabar mano Hugas puls. Ai, šitaip mane nervina. Nežinau, kur eiti. Ateik čia, Hugai. Ateik. Ateik. Einam į žolę. Palauk. Man reikia koją šlapti per tave. Ateik čia. Gau. Hugai. Ir vėl man reikia koją šlapti. Hugai. Huga. Oi, blemba. Verkiu nuo saulės, nepasiėmiau akinių. Žiauriai jautrios akys reaguoja į saulę. Na. Čia jau tas, kaip sakant, amžėjimas vadinasi. kai jau akys saulės bijo. Nu. Oi, tai va. Smagu išeit, gražus oras, va saulutė šviečia. Visai smagiai, Hugas irgi happy. Pagaliau pasirodo Hugis jau nuo penktadienio nesituštino. Jis dabar priprato parke tai daryti ir matyt laukia šunelis, kol išvestas bus. Tai kenčia ir tik įėjo į parką iš kartų. Tuk. Pavarė bombyčių man susirinkti. Tai va, na aišku, šlapinasi, bet jau rimtesnio kažko jau nori parke, matai. Kaip prie gero greit priprantame. Anksčiau aš taip dažnai nevedžiojau. Dažniausiai savaitgalį išvesdavom. Arba dar rečiau, nes bizi. Bet Nikolė jau praaugo, miega rytais. Tai kažkaip kamera pajungta. Estela namuose, Naglis namuose. Kažkaip viskas susidėliojo taip, kad supratau, kad galiu pradėti vesti ir vedžioju jau gan senokai iš tikrųjų. Keletą mėnesių einam dieną iš dienos, nebent lyja, nebent kažkokių reikalų ryte yra ir nebent Nikolė atsikėlė. Tai va, yra tų trukdžių, bet šiaip šuo dabar tikrai happy dog, kaip sakant, happy dog, happy mommy. Tai va, ką einam rinkti mes žingsnelių. Paskiau 12, ne 12, nusišneku 2 valandą. Reikės varyti į Rėjuko mokyklą, bus winter show. Christmas jumpą reikėjo tos mautis, nes dainuos kalėdinė. O, Hugai, ar tu durnas? Blemba, kaip tempia ant tų varnų, vos nenudribau. Nu tu velnias, Hugai. Klausyk, išpratėjęs visai šiandien. Oi. Jisai, žinokit, pirmą dieną, kai išėjom į parką, papasakosiu bairį, kas nutiko. Ėjom ir buvo toks lietinga diena. Va, varna. Žodžiu, va tokiai varnai vienai labai nepasisekė pirmą dieną, kai Hugas išėjo į lauką. Nes buvo varnų pulkas virš medyje, jos tenai karksėjo baisiai. Kažkoks, nežinau. Ateik, Hugai, žinau, kai oras keičiasi, gal jos ten labiau karksia, aš nežinau. Jų buvo pulkas, jų buvo daug. Ir viena varna iškrito iš medžio ir tiesiai Hugui panosį. Tai spėkit, ką Hugas padarė. Čiupo tą varną ir mirtinai. Jis, aišku, jos ten nedraskė, nekramtė ar dar kažko, bet tiesiog sukando stipriai. Ir teko supykti ant Hugo. Koks stresas buvo, atsimenu, pirmą dieną, įsivaizduokit, į parką išėjus. Oh my god, gal nebeisiu šitą parką, laukinis tas mano šuo. Bet žinot, šuo, dar toksai, jisai vis tiek toks labiau laukinis, pripratęs gamtoj būti. Tai buvo tikrai nefaina. Ir tikrai nefaina ir labai buvau supykus ant jo. Tai va, bet čia jau instinktyviai jisai čiupo kaip kokį grobį. Tai va, geriau nepapult Hugui nasrus. Nepapult. Tai jau dabar jisai va irgi pamatė varną ir jisai bėgo ją gaudyt. Nu, tiesiog. Varnų gaudytojas.
Nu, Hugai, neįsi šiandien išsimaudys. O antelės maudus ir tu eik, kaip praeitą kartą. Išsimaudai čia. Ežerėlė antukys. Einam, Hugai. Nu gerai, einam per čia. Hugo. 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 Hugai. Hugai. Visai be reakcijos tu. Jau laukia jį prisišaukti yra misija not possible. Jau jisai tada visai negirdi, atrodo tavęs. Jokių komandų neklauso, nors ir taip jisai nėra linkęs į komandas, gali labas duoti, gali atsigulti, gali bučkį duoti arba lūpą įkasti. Tai matyt jau senatvės požymiai irgi jam. Nes eina ir praslysta su tam kojelėm, suklumpa irgi. Žinot, kai senukai. Tai va, tokie reikaliukai pas mus su tau Hugu. Senas šuniukas jau balandį, jau bus 13 metų, prašau. Mes netekom katino šiais metais, sausio pradžioj iškart po naujako. Mes buvom Italiją išvykę į kelionę, naujus sutikt. Ir žodžiu, nespėjom grįžti, dieną prieš katinas pasimirė. Tai jis jam buvo jau 15 metų, berods. Tai jo, iki 15 išgyveno. Tiesiog užgeso ant laiptų ir viskas. Gaila buvo kačiuko, nes buvau pripirkusi į kalėdinės kojines įkišus sniekiuko. Aš visą laiką jiems po gultą kokį nupirkdavau kiekvienais metais, bet tais metais kažkaip lyg nujausdama galvoju, ai nepirksiu aš tų gultų. Neaišku, kiek čia liko. Tai taip pagalvojau. Bet snekų buvau pripirkus. Žaislą buvau nupirkus jam. Tigris vardu buvo katinas. Tai maišytas bengalinis toksai. Negrina kraujas bengalas katinas, bet maišytas žodžiu. Ir esmė tome, kad Jėzu kaip pasimirė, kaip gaila buvo ir taip pikau ant savęs. Ir taip verkiau, kad nedaviau šiam to sniekiuko. Išvažiuojant, kad pagalvojau, kad kai grįšiu atiduosiu. Paskui Hugui viską sumaitinau, bet ne iš karto, aišku, po kiek laiko. Ir taip sakiau, jau blemba, jau tikrai reikia, niekada nereikia laukti ir atidėti rytoj, nes tu nežinai, ar tau tas rytojus pažadėtas, taip pat ir su gyvūnais. Tu nežinai, kiek jiems liko. Mūsų Hugas irgi buvo apsirgęs prieš keletą mėnesių, gal prieš pusmetį gal. Tai irgi jau galvojom, kad viskas, nebeteksim šuns, nes buvo labai blogai, jis jau gulėjo toksai paslikas. Tiesiog kažkokia buvo bakterija įsimetusi virškinimą ir nebesituštino, vėmė, nu žodžiu, labai blogai. Bet atsistatė su antibiotikais, su viskuo atstatė šunį. Tai va. Ir kažkaip ir vėl viskas gerai. Nu va, praėjom valandą laiko. Palauk, aš biškį filminu. Tai va, valandytė praėjo, neblogai kalorijų padeginta ir kilometrų 376. Good job, Hugai, šiandien lygiai valandą. Matai, kaip mes pavarėm šiandien, Hugai? Lygiai valandytė. Einam pusryčių daryti, reikia palauk, kol Stela Nikolė atsikels ir pusryčių suvalgyti. Varom. Taip, Hugai? Taip.
pietukai brūkšniukas, kiek valandų. Oi, tai dar nėra baisiai, po 12:20. Kiaušinukai iškepti, pomidoriukai. Ir čia koks gėris, čia yra black puddingas, taigi kraujinė dešra, kitaip lietuviškai, man atrodo, vadinasi. Tai va, aš mėgstu, Nikolytė mėgsta, Stelytė mėgsta, taip, mes į grėtinytę pamirkom, o jūs ar mėgstat? Parašykit man komentarą, ar mėgstat ar nemėgstat, nes labai mažai žmonių kas mėgsta. Tu mėgsti, Stelytė? O tu mėgsti? Nori? Imk šitą nori gal? Okei, va. Ir tu mirkyti jau nori, ne? Tu lauki, vaikas mano jau laukia, va kaip mėgsta. Šaunuolytė, serga vaikas, bet jūs tiek gerai, kad biški valgai, ne? Skanus? Patinka? Skanu, good? Good, Nikolytė? Good? Good. Tai va, skanaus mums, skanaus jums, kas valgot. O, žiūriu. Kiti atsinešus čia už manęs. Pasislėpęs. Tu kiti atsineši. Taip, pasodinsiu čia kiti tau, gerai? Kiti valgys su tavim, okei? Niam darys kiti, taip. Duosi kiti niam. Gerai, valgomis pietukus. Tai va, skanumėlis. Senai pirkom, bet dar neparagavom. Passion fruit šiandien ragausime, ne, Steliukai? Paragausim, pažiūrėsim, ar skanus ar neskanus. Nikolytė, tu ragausi passion fruit? Kaip čia dabar jį čia valgyti reikuoj? Kaip čia? Yra kaulas, pažiūrėkoks. Šiaip labai kietas čia. Neįpjaunos. Tai, eik tu šik, tai jis turi toks būti. Nėra, ne? Bet sunkiai kaip, ai va, dabar žievė labai, žinai, sunkiai prasipjauna. Išbėgo va. Va toks jisai. Eik, atneš aukštukus. Čiū. Kažin nepageto. Nes nėra pirmo šviežumo nupirktas, prieš kelias dienas pirkau. Šiaip kelinta šiandieną. Ten, tai iki šiandien galioja, turėtų būti gerai. Grown in South Africa. Afrikietiškas vaisiukas čia. Greičiu, man baigi išsikraut. Noriu nufilminti, ar skanu, ar neskanu. Pasakysiu. 4%, tai išsikraus. Imk. Na, aš šitą taip išbėgus. Baba, tuoj pilsiu, palauk. Nu. Atrodo, tai neėmi. Ką? Kaip rūkščiai, ne? Sava. Kaip sava. Labai rūkštų, jokio saldumo nėra, ne? Ane, Steliukai? Skanu tau? Aš nepirkčiau. Nori pagauti? Šitą? Oh, no. Atrodo, žinai kaip kas? Nu gerai, mažutė, no. Atrodo, kaip buožgalviai. Kas yra, Zuika? Kiti nori, ko nori? Šitą nori? Baigtų. Labai rūkštų, fu. Fu, kaip skanu. Steliukai. Tau skanu. Nebenorėsi daugiau paragauti šito passion fruit. Šiaip man rūkštus dalykai patinka, bet čia gal per rūkštų jau. Kas yra? Eik, mažutė, nereikia šų, nereikia, Zuikutė, pavargus esi. Nu gerai, paimta šuo, ateik pas mane. Jėzus Marija. Sėsk gražiai, sėsk. Baig, prašau, baig, gerai? Ar baig miegučio? Nori miegučio gal? Ne? Nu tai nežirsk. Tai va, ką galiu pasakyti, nerekomenduoju. Tu dabar suvalgei Steliukai, tu norėjai parką. Ne, tu norėjai dragon fruit. Sakė, va, Erika valgė dragon fruit, jai neskanu. Sakė, be skonio. Jis jaučiu biški saldumą dragon fruit turi, tik saldumą, ne? Erika.
Gal papuvęs buvo. Aš nekramtau tų sėklų, nuryk ir viskas, tu kramtai. Nuryk. Nu, jo, aš nekramtau. Estela kramta. Visai neblogai. Kas yra? Tau dar... Nu ką, tuoj 2 valandytės, reikia jau skubėti, 2 minutės beliko man. Atvariau taigi koncertą, pas Rėjuką pažiūrėti, kaip dainuos Christmas Song su savo Christmas Jumper. Sakė 7 dainas dainos, tai pračekinsiu, sakiau, paskaičiuosiu ar 7. Sakė, visas moka. Sakau, tu tikrai moki, vakar sakau, ar nereikia pasimokinti tau jų? Sako, ne, aš moku. Ko aš labai abejoju, nors gal, galimai. Tai va, varau pasižiūrėti koncertą, panas liko namuose, serga. Tai, aišku, nesivežiau, Naglis irgi namie. Tai va, taip va. O mami, kaip sakant, važiuoja sūnelio koncertą žiūrėti. Tai va. Tai gal biškį pafilminsiu Rėjuką, jeigu nebus aplinkui daug vaikučių, kad ne. Tik vieną, jeigu išeis pritraukti, tai pafilminsiu, neišeis, tai neišeis. Tai va, gerai bėgu, nes jau žiūriu, ten irgi mamytė vieną bėga, vėluoju jau. Gerai. Susitiksim po koncertą. Rėjukai. Hello, how are you? Good. How was your Christmas Bye. show? Good? You remembered all your songs? Jo, šaunuolis. Gražiai padainavai. I'm proud of you, labai. Didžiuojas tavim. Šaunuoliukas, taip, mama? Yes. Varam namo? Jo. Varam namo. Nu, dainavo 7 dainelės kažkur, jo. Bet man taip mėgelis užėjo ten besėdint, man trūksta miego žiauruminį. Tai varysiu, dabar biškį pailsėsiu, pamiegosiu, kad nereik šiandien dirbti vakare. Vištytė užmarinuota. Tai leisiu savo pamiegoti, jaučiu valandėlę. Krisiu su Nikolytė, jaučiu pasvykinsiu biškį. Juk, pailsė. Tai va, biškį pačilinsiu, nes jaučiuosi pavargus. Atsargiai reikia. Varam namo. Va, pasisadinau vyrukai priekį. Ne, sesės nėra, tai tu dabar gali priekį biškį pasidėti. Like a big boy, ne? Big brava. Važiuojam namučio, ne? Jo. Tavęs Nikolė pasilgo. Sakė, mama, where you going? Sakau, paimti Rėjuką. Jei, sakė, jei, tavęs pasilgo. Gerai, varom namuo. Oba! I want to open it. You want to open it? Užsukom pas vietinę parduotuvytę, pas babajų. Rėjukui paėmiau snekiuką. Ar paėmiau? Rėjukas mėgsta Marsą, tai? You like it? Laikyk, neišimk viso. Da parodysiu, ką dar paėmiau. Gerą. Jo, baba. O paėmėm... Oi. Kakarūzų panelė. Nikolė ir Estela mėgsta kukurūzų. Ir netgi 3 pačius paėmiau. Nes 3 kainuoja pigiau. Nebeatsimokėjau. 1 pound, man atrodo. Tokių sausainukų, va. Čia man su semkutėm va šitie labai patinka, visokie čia dar su šokolado plėti. Nu, tokių neragavau su šokolado, su be šokolado ragavus, lenkiškų, man atrodo. Ir paukščių pienas. Nikoliūzas mėgsta, tetis mėgsta. Tai pasiliekams hebrytę. Į viškaš. Žodžiu. Snekiuką.
Anerėjukai? Ai, raktus palikau. Oh my gosh. Kur mano kitas raktas? Yra dar raktas. Dar raktas turėjo būti. Rėjukai. Nėra raktų? Come on. Ai, gal aš palauksiu. Čia padėjau jau. Kur? Ai, čia yra. Man dabar taip blogai. Iš šito. Į dėklo tas raktas atsisegė. Man reikia prisekti prie grandinėlės, bet nemoku ant žieduko užverti. Moku, bet labai sunku yra. Tai va. Reikia vyro prašyti. Tai dabar mano raktas gyvena atskirą gyvenimą. Atskirai nuo viso keiso ir va. Toks jausmas, kad pamečiau, atrodo. Tai va, viskas. Dabar tikrai važiuoju namo ilsėtis. Pasidarysiu. Atsiger kavutės jaučiu. Su sausainuku. Baragausiu sausainėlį. Ne? Tai va. Pailsėti reikia. Ir gal pasnausti. Varom namo. Jo, skanus marsas. Tau paragaut, man 100 metų neragavau. Čia be riešutų. Tau patinka be riešutų? Man patinka chocolate with nuts. Čia labai daug caramel. Oi, laikyk už papiriuko, va taip. Kad neišsiteptum rankyčių. Ne? Aha. So sweet. Varom. Hello. Žodžiu, aš lavytai priguliau, vaikai parvežti, pamaitinti, vaistukai suduoti, žodžiu, savo pasidariau kavelės ir snekutį. Kokį čia snekutį plauktą ir trauksiu, va, kokį saušainuką. Ir vieną saldainuką, vieną sausainuką. Nu, žodžiu. Va tokį skanėstą, vieną saldainį, 2 vatos paragausiu, gal vieną ir kavytę. Reiškia, kad dirbu savo darbą jau 16 metų, esu sukūrus savo technologiją, darau labai gerus darbus, todėl kad ir žiūriu, ligonių, po chemoterapijų, su žodžiu, alopecijom ir taip toliau. revėka kažkokia. Alopecija yra Bunkum. tokie išrėdimai, kada plaukuose yra tiesiog galvoje, yra Tai va, reti lopai, išgersiu kavytės ir eisiu prigulti valandytę jaučiu. Vaikučiai ramiai yra. Tai aš esu Tai va. vienintelė Europoje, Tai jau kuri dabar gali yra be spręsti tą 10, problemą. 4. Tu esi vienintelė Europoje, kuri galės spręsti tą problemą. Be transplantacijos taip. Wow. Respekt. Ok. Ir pasakok įdomu. Gerai. Tai va. Dirbu iš tikrųjų su viešais žmonėm, todėl Tai va. papuoliau į tą tokį... Įdomiai, taip užsiklausiau, gal nusišneka ta Reveka. Sakė, Europoje yra vienintelė, kuri dar priauginimą tokį palei savo techniką, Šiais metais 50 kg. kur priaugina plaukus tokią techniką, kur padeda žmonėm po aloplecijos, kaip tenai vadinas, nu, po nuplikimų, po visokių, žodžiu, tų po vėžio, kai netenki plaukučių, po visko. Aš vienintelė, sako, kuri galiu padėti šito reikalo atauginti plaukus. Aš esu išradus vieną techniką. Taip nusišneka, nieko nėra išradus vienintelė. Jau senai pasaulyje yra toks priauginimas su UV lempalė. Ir, žodžiu, ir UK, va, kursai, aš pati nuėjau, tos kursus baigiau, ta prasme, tai čia Europai. Nu jo, UK ne Europa. Nebepriklauso Europai, tai ką jinai turi omeny Lietuvoje vienintelė, kuri tai daro. O dievuliau, kai nusišneka, kaip save kelia. Aš taip nemėgstu tokių žmonių, kur kelia savo uodegą iš tikrųjų, tai nėra ko kelti ten. Nėra ką kelti. Tai va, tai jos, jinai išrado šią techniką, būrėja. O dievuliau. Bet nežinau, Lietuvoje biški pabūri ir prilimpa viskas, ką tik būri. Nežinau, ar yra tokių žmonių, kas jie tika. Tiki tokia Reveka Devolskytė. Yra? Man tai jinai. Žodžiu, okei. Ne apie tai, apie mėgelę eisi pasnausiu biški turbūt.
Tai va, išgersiu kavelės, pačilinsiu, biški pasiklausysiu šitų pliurpalų nesąmoningų ir tada pamagosiu valandytę. Ir tada reiks eit vakarienę, reiks eit vonios kambarius valyti, reiks bananų duoną turbūt išsikepti, gal ir pašokt šiandien reiks kardio šokius. Žodžiu, planų daug, bet o kaip jausiuos ir ką padarysiu, bus matyti, kaip Dievas duos. Bet dabar tai reikia pailsėti. Nes tam koncerte sėdžiu ir tiesiog akis limpa, gal už to užmigsiu. O, dievuliaus, jūs duokit per vaiko koncą užmiegi. Baisu. Bet matosi, ne, akytės tai išėjusios. Gerai, viskas. Einu ilsėtis. Aš ją filmuoju. Labai skanu ir gardu. Labai gardu. Vaikas pušia. Va, vakarienė mamos.
aš labai šaunuolė, aš nevalgau šitų bulvių free, aš nevalgau. Čia pasižiūrėk, tikrai. Taip, mano va, 3 sparneliai ir čia sparnelių gal dasidėsiu, jeigu liks. Šiaip reikia dakepti, tau rytoj pietum dar reiks. Nu tai va, kaip vyrelis sakė, skanu gardu. Skanaus mum. Aišku, nenoriu prisišnekėti, bet iš esmės tai visurgi pas mane žmonių masė, visi bučiuojasi, glaustasi. Tai dedu viską čia į blenderiuką. Tvarkymai vyksta. Kas miega, kas tvarkosi.
Nu, vsio. Yra apsitvarkyta, susitvarkyta. Parodysiu, ką elfai iškritė šiandien. Tai yra esteliuko menas. Okay, Auschwitz. Freestyle to coldest, nesuprantu, aš call skate, but someone had an accident. Bandė skating, reiškia roller skate. Turbūt taip rollers. Ir va, ir įvyka accidentas. Ups. Oi, reikia į vonios kambarys tvarkyti. Dar viršui vonios kambarys yra, šiandien taip ir neradau laiko kada. Tai nežinau, ar eiti dabar, tai 1 valanda nakties. Ar atidėti rytojų, mąstau, ką daryti. Užknisa blemba, mes čia turim padėję žaislų spintelę vieną perkeliam. Nu ir jinai čia niekada nebuvo, bet čia gavos taip, kad reikia padėti, nes jinai buvo padėta štai čia, ant viršaus, va čia, prie boilerio. O čia dabar yra boileris ir, žodžiu, va, kur sakiau, tas kibiras, kur mes turim padėti, kad varva, va, iš čia, iš tų vamzdžių, žodžiu, laša vanduo. Tai va, rytoj turėtų atvaryti liktais, patvarkyti, tai nežinau, atvarys ar ne. O va, žaislų, čia iš Rėjaus likė ir Nikoliūzo, tai va tiek va, ryškiai per daug. Reikia kažkada peržiūrėti juos ir išmesti, ko nereikia, nes užknisa iš tikrųjų greičiau prauktų ir visus žaislus panaikinti, iš visų kampų norėčiau. Nes nu neįmanoma, kad turint mažus vaikus, tavęs nesuptų žaislai visur jie. Tai va, ir gaunas toksai apkrovytė, biškė apkrova, bet nieko nepadarysi. Ir kaip ir vaikai užaugs, žodžiu, ir tada galėsiu susitvarkyti taip, kaip nori. Jaukiai ir gražiai, bet tada atsiras senukai, į vėl problemą. Tai va, aš man atrodo, nusups vaikučiai visą gyvenimą. Tai va, taip, nes aš atsimenu jau Estela praaugo, irgi čia būdavo žaislai, tai fainai viską kaip panaikinam, paskui neužilgo Rėjus atsirado, o jau Rėjus iš viso, kai atsirado, tai mažas tarpas buvo ir Nikoliūzas greit atsirado, nu žodžiu. Tai va, reikia tvarkyti, šiandien nieko daug jums nepafilmavau, nes nieko ir neveikiu, šiandien tiesą pamėgau aš tas 2 valandas, kai vaikus parsivežiau, vaikus Rėjui, kai parvežiau po koncerto. Tai buvo 2 valandas numigta. Išgėriau kavelės, sausainuką ir nuėjau miegot. Tai buvo pamiegota. Tai dabar aš turiu tos energijos, aišku, nelimpa akis. Reikia tai susitvarkyti gal tą vonios kambarį ir tada prie vlogmo sėsti. Tai va, savo gimtadienio šventimo vlogmas, kai buvom išvarę į Šardą. Šeštadienio dienos, aš tą dieną dariausi jo nagus ir tada varėm į Šardą šeštadienį vakare. Tai va, ten labai taip daug pafilmuota, tai bus ką veikti, iš tikrųjų suredaguoti, jei kažkai šiandien baigsiu. Tai aš jau nebesiteisinu ir nebeatsiprašinėjau dėl vėlavimų, nes tiesiog tai jau darosi normalu. Tai va, žinot, tas sezonas, toks busy sezonas ir taip nieko nespėjau. Rytoj vėl dirbsiu, 2 klientės iškart vakare. Tai jau rytoj nuo 9:30 iki 9:30 turbūt dirbsiu. Tai va. Nežinau, einu gal tvarkysiu aš tą vonios kambarį, nes iš tikrųjų mano dienos pareina už 2 dienų. Ir dar tiesa, kai sakiau, pradedam challenge obuolių sidro acto ir cardio dance N-mini šokių grupės, bet prijungt šokių grupę, kad ne tik atstuką gert, tai man pačiai nebeišeina, todėl kad Steliukas susirgo, tai mes nešokam visą šią savaitę. Viena kažkaip, nežinau, visą laiką dviese šokam, man kažkaip neįprasta, atrodo dabar čia vienai strakaliot. Tai ir plus, vat, mano dienos pareina, rytoj poryt turėčiau
turėčiau, kaip sakant, ir apsirgti, tai realiai neapsimoka net pradėti, nes kai pradedu sirgti, tai būna labai sunki savijauta, labai ištaško mane. Ypatingai pirmas kelias dienas, 3 kokios, tai paskui jau kaip apmažėja, kaip sakant, gausumas, tai tada jau galima kažką ir pradėti vėl. Tai va, tai žinot, kaip padarom, vis tiek jūs dar šitų vlogų nematot, vis tiek dar challenge nedalyvaujat, man nėra tikslo pradėti šokti šią savaitę, nes jūs vis tiek nesijungsit. Pamatysit šitus vlogmus šios savaitės gale, ko gero, tai tada galėsit jungtis. Tai gal aš sakyčiau, kokią savaitę prieš Kalėdas išeis. Tiesiog reikia pasižiūrėti kalendorių. Nu, žodžiu, kai jau tikrai tiksliai pradėsiu tą challenge, kas liečia šokių grupę, tai būtinai jums pranešiu, bet ši savaitė vėl neišėjo. Tai reiškia, ko gero, gal nuo kito pirmadienio jau Restela bus pasveikus, tai va, bet nepažadu. Tai va, svarbu gerkite obuolius hidratą, nebūtinai mano, galite įsigyti ir kažkokį kitą, bet jeigu norit gero rezultato, geriausio rezultato, tai pabandykit mano. Tikrai geros kokybės, tikrai jums patiks. Ir kaip sakant, jau aš, kai išbandžius per 2 metus labai daug visokių obuolių hidratą, tai šitas man best of the best. Tiek rytinis, tiek vakarinis. Tai plus, kai žinau, kad tai nėra tik obuolių hidratas, kad su šituo gėrimu gaunu daug daugiau naudos nei iš obuolių hidratų. Tai va. Taip. Einu, žodžiu, aš gerai plauti, tvarkyti vonios kambarį. Nežinau, ar abu tvarkysiu, nes yra viršų, yra apačioj. Žiūrėsim. Tai va, galiu parodyti, kaip atrodo before ir parodys, kaip atrodo after. Jau gal nefilmuosiu, kaip tualetą plauti. Jau galbūt too much, nežinau. Tai va, čia džiovyklė, čia skalbyklė, čia toksai, čia mano, žodžiu, dalykiukai visokie. Jisai utility room labiau vadinasi, todėl, kad čia yra apačioj ir čia nėra jokio lango. Tai čia yra daugiau, vyksta visokie skalbimai ir džiovinimai, bet to pačiu yra ir dušiukas. Tai aš mėgstu varyti dušą, aš nelabai mėgstu vonią. Tai va, ir čia iškart talietas yra. Ir čia esu iškart aš. Hello. Mažiukas jisai, bet sakau, čia viskas va taip. Tai, žodžiu, labai basicas toksai ir nieko gero. Nemodernas, kaip sakant. Tai va, tai einu tvarkyti šitą vonios kambarį ir paskui gal eisiu į viršų dar patvarkyti. Tai va. Tai kaip sakant, klik ir klik. Klik bus atgal. Ok, varau darbuotis.
gražu. Kilimukus pasikeičiau. Čia va. Nu va. Tokie reikalai. Šiandien nebetvarkysiu viršaus, o rytoj viršaus vonios kambarius tvarkysiu. Tai va, šio. All done, einu maudytis, einu gerti savo actą ir pusryčiauti. Ką aš žinau? Gerti actą, valgyti varškytę, naktį piečiauti, norėjau sakyti. Ir tada padirbsiu ties vlogmo ir eisiu miegučio. Tai va. Tai čia ir baigiu savo, turbūt. Ne, čia. Dar išlysiu prie acto. Pasidarėm actuką, va. Filmavau, kaip dariau actuką. Ir žodžiu, ir nenusifilmavo. Tai va. Mano rytai ir vakarai. Rytai prasideda su actu, baigėsi su actu taip pat. Tai kaip sakant, būkit sveikos.